programa Muzika yra išskirtinė Respublikoje, kuri rengia muzikos pedagogus, nes mes turime parengę net 3 specializacijas, kurios yra orientuotos į studentų darbo rinkos poreikius. Čia tos kūrybinis projektas, kuriame būtent dalyvauja mūsų katedros studentų orkestras. Jame būtent, čia, kaip matėte, dalyvauja labai daug visokiausių instrumentų, nuo elektronikos iki akustinių, iki ir liaudės, ir birbinė, ir kokie instrumentai yra, mes kūrybiškai panaudojam visą tą arsenalą, žodžiu, mūsų. Ir čia katedroje yra sudarytos visos sąlygos ir kūrybiniai veiklai, ir moksliniam, tai irgi veiklai, visos sąlygos. Tai ta prasme net nekilo minčių, kad būtų galima studijuoti kažkur kitur. Pasirinkau Šiaulius, tai nesigailėjau, todėl kad gyvenu netoliese, Akmenėj, tai man buvo patogu tiesiog čia važiuoti. O kai čia įėjau į vidų ir pažinau visą nuostabų tą branduolį dėstytojus, tai dar supratau, kad čia iš tikrųjų yra faina, gražu ir malonu. Būtent čia Šiauliuose studijuoti. Pirmiausia, tai mes norime pasidžiaugti, kad turime nepaprastai modernę garso įrašų studiją ir studentai ten gali tobulinti savo gebėjimus, įrašydami muziką, klausydami jos, koreguodami. Panaudoti šiuolaikinės technologijas, tai yra vienas iš tikslų, galima sakyti, mūsų programos. Ir būtent, kad tai išmokti perteikti jaunimui, būtent pedagogiškai. Studentams mes suteikėme galimybę dalyvauti mišriame chore Studium, kuris turi didžiulių nuopelnų ne tik tai Respublikoje, bet ir užsienio šalyse, yra dalyvavęs tarptautinėse konkursuose ir tapęs laureatu. Taip pat studentai gali dalyvauti kamerinio orkestro veikloje ir tobulinti savo gebėjimus pasirinkto instrumento srityje. Dalyvauju, kur galiu ir kur spėju. Tiesiog esu ir Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė narys, dainuoju mūsų katedros chore Studium, kamerinės muzikos ansamblį Ars Vivo. Konkursai yra gerai ir gavom daug patirties, visi patenkinti, bet pas mus vyksta daug koncertinės veiklos, kas yra nuostabu, nes sako, ne vien teorija, bet yra svarbiausia ir ta praktika. Didžioji dalis tai ten įgauni daug praktikos, susipažįsti su daug gerų žmonių ir bendrauji ir taip plėti savo žinias ir visa kita. Visą tai, ką aš prisiminsiu išėjus iš universiteto, visą laiką prisiminsiu tik tai, kas vyko chore, visos kelionės, visi koncertai ir visi tie pasibuvimai, iš tikrųjų labai didžiulė patirtis. Žinot, aš toks žmogus, kuris į ateitį labai toli nežiūri, aš jau dabar save turiu galimybę realizuoti, universiteto pagalba tenka pakomponuoti muzikos mokykloje, tai tokia mano ir ateitis. Planuoju stoti į magistrą, toliau įgauti kažkokias kompetencijas ir norėčiau dirbti muzikos mokykloje. Šiaip tai nėra kažkokių išskirtinumų, kad pas mus paskaitos vyksta, ateina dėstytojai su kažkokiais kostiumais ar, ta prasme, su apsirengę ten delfinais ar mes sėdim su vėliavėlėm. Vyksta natūraliai, paprastai, kas man labiausiai patinka, kad čia yra žmogiškiai faktoriai. Aš manau, tas yra svarbiausia, kad studentas su dėstytoju gali bendrauti laisvai, neužsisklendęs, gali užduoti klausimus, gali iš tos temos nukreipti į dešinę ir dėstytojas nesupyks ir atsakys tau į tą klausimą, žodžiu, santykiai yra geri, paskaitos įdomios. Gerbėme studentą kaip asmenybę, stengiamės būti draugai ir spręsti kolegialiai visus klausimus iškylančius studijų procese ir skatiname tą tokį bendradarbiavimą tarp studentų ir dėstytojų. Taip kad kviečiame visus studentus, būsimuosius arba absolventus, mokinius, kurie dar neapsisprendė, kokią specialybę pasirinkti, kviečiame rinktis Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos studijų programą.